Šitą čia tik ateina tie visi. Nu, ne tiek, kad visas namas, bet ten didelis pečius, bet į tą patį kaminą išeina ir kiti pečiukai ateina. Tai kaip vadinas tas dvaras? Drobiški. Drobiški, nu. Drobiški dvaras. Čia tas Volkenas valdė? Nu, Volkenam priklausė, Volkenų giminė priklausė ir čia lankydavosi Boleslovas Volkenas. Tas savo giminės sukilė ir galėjo čia daugiau sukilė lankyti. Jo apylinkėse buvo ąžuolas toks, prie kurio rinkdavosi tipo sukilėliai prie tą ąžuolą. Tai kai jis nupjaudasi. Kokie tai dvarėliai. Tas aš pirmą galvau, kad čia vyka mūšiai kažkas, tai galvau. Ne, jie tik tai, kad iš mūšių, kad grįžo iš karų ir paskui, žinai, kad jie gyvi liko, tu pati, žinai, pasistatė, žinai, tipo, kaip padėka Dievo, žinai, ten visiems tavi, atvintiems, žinai. Ir jie šiaip, jie greičiausiai statė iš pradžių, ne taip baro rekomendacija, kai baro rekomendacija pralaimėta buvo, jie statė kaip dvaro koplyčią, žinai, nu. Bet tik tai, kad, nu, iš tikrųjų paskui jau... Negalėjo garsiai pasakyti. Ne, tai kad dabar, žinai. Turėsim aš kryžių dariau, tai esu daręs šitą dievą darėmės, kad pagaminom tą kryžių. Nes čia anksčiau kryžių stovėjo, prieš 50 metų išnešė restauruoti, ir negrąžino. Ir dabar ieškojom, niekas nežinant, kuris yra, kaip atrodė. Nuotraukos radom, kaip maždaug tai padarėme. Tai, bet jei visi su leidimas, mes gavom leidimus visus. Čia buvo Lenkų lietuvių projektas, tai va šitą koplytėlę ir truputėlį Lenkų bažnyčių yra čia. Jono padarė Jono tada. O šičia yra. Tie nesimato, nebent galėsiu nuotraukas jūsų, kaip geresnės kaip buvo. Čia naujas paminklas dar kaip ir neatidengtas. 29 atidengs, tai už porą savaičių tik tai. Čia parašyta, kad šioje vietoje Miteniškių dvare Montvilų tėvonijoje gimė ir užaugo broliai Montvilai. Stanislovas Adomas, sukilimo dalyvis. Aleksandras visuomenės veikėjas, Vincentas dendrologas, Juozapas didysis labdarys. Čia jų herbas. Ne. Kolonas skaitas. Čia yra prašyta prieš. Tai čia jų visų nuotraukos? Ne, visų nuotraukos yra apie kas jie tokie buvo. Ir apie giminę, aišku, giminė kilusi apie dvarą biškį. Dvaras priekį turėjo čia. Čia buvo šalia dvaro viena pirmųjų vėjo jėgainių stovėjo. Tai čia tas klojimas išlikęs? Klojimas, autentiškai išlikęs. Čia va tie keturkampiai, tai tvora buvusi, čia tvoros ir kalais išlikė. Senus, čia viskas kalviška darbo, viskas va sujungta kalviškai. Tai net yra ženkliukas pagamąja tenai. Tai atnaujinta. Nu šitie paminklas buvo, jie tokie apsamunoja. Viršų biškai palikom apsamunuoti, kad matysis kaip buvo. Ir visi va tokie žali buvo. Užrašų negalima perskaityti jau beveik buvo. Tas ir Stanislavas buvo toks visas žalis tada. Jau kaip pas buvo, pas pačio juostelė čia važyta. Dar išlikus. Nuryšo, paskui užryšo. O čia yra jau, kad va, gamintojas va. Kas čia parašyta? Čia reikėtų Franz greičiausias kažkoks tai, nu, to savininko, kas tos liejyklos yra, nu, inicialai. Kas jau tyrinėja tos metalus, tai pasakytų, kad... Teko lankytis ant tos Angailių piliakalnio. Mes jie einam kitur. Runkeliai dengti turbūt, kad nesulytų. Čia Kėdainių rajone. Nors oras nekoks, krapnoja, vėjuota, bet galiu pasidžiaugti, kad dabar
Šiandien jau virš 10 km. Per šios metus jau nuėjau virš 1000 km. Tai valio! Čia esam Kėdainių rajone netoli Okainių kaimo. 1000 kilometras. Arba jau 1001 šiemet. Jokio lietaus šiandien nerodė. Praktiškai kiaurą šlapiai. Normaliai. Tėviškės kvapas. Penkiolika nueita, lieka 3. Mažiau nei 3. Šitas lygtai ir iš senų laikų, bet taip naujai aptinkuotas. Keistai, sakyčiau. Kamerų pridėta pilna. Žygis prie pabaigos. Reikia jau matosi Truskavos bažnyčia. Tai prieisim stotelę. Lauksim autobusą į Panevėžį. Ten tikėsimės spėti. Turėsim 5 minutės, jei nevėluosim, šokti į autobusą į Šiaulius važiuoti.